Ar tai tikslas ar priežastis? Atrodo savaime suprantama, kad tikslu vadiname tai, ko siekiame, ko norime pasiekti, o priežastimi tam tikras sąlygas, aplinkybės, dėl kurių vyksta tam tikras veiksmas. Tačiau, kai pradedame analizuoti šalutinius sakinius, ne visada tas aiškumas būna toks akivaizdus. Dažniausiai nėra sunku atpažinti šalutinius priežasties aplinkybės sakinius, kai jie jungiami jungtuku nes arba kadangi. Na, pavyzdžiui, Brušas nieko neatsakė, nes negalėjo atsakyti į tuos savo vaiko įžeidinėjimus. Čia aiškiai priežastis, kodėl nieko neatsakė. Arba, kadangi maisto nebeliko, turėjome kuo skubiau važiuoti į miestą. Taip pat važiavimo į miestą priežastis akivaizdi, kodėl. Sunkiau būna su jungtuku kad. Galime palyginti du pavyzdžius. Pirmas būtų toksai. Smagu jai buvo, kad aplinkui nieko nėra. Na, čia labiau turbūt išvelgsime priežastį, kodėl smagu buvo. Bet kitame sakinyje, pavyzdžiui, atlapojo duris lygi pat galo ir laikė įsikibęs, kad atgal neužsivertų. Čia turbūt vis dėlto labiau aiškus yra tikslas, kokiu tikslu laikė, kad norėdamas, kad tos durys atgal neužsivertų, o ne kodėl laikė. Tai ne priežastis, o tikslas tarsi. O dar verta turbūt būtų prisiminti vieną aspektą, tai kad šalutinio tikslo aplinkybės sakinio veiksmas visada yra reiškiamas tariamąja nuosaka. Na, šis formalus kriterijus gal kažkiek aiškumo ir suteiktų. Kartais, pavyzdžiui, galima netgi sakinius perfrazavus tą aiškumą savo sukurti. Na, pavyzdžiui, paimkime tokį sakinį. Aš nepasiklysiu nei miške, nei dykumoje, nes tėvas išmokė orientuotis pagal medžius ir žvaigždes. Čia aiškiai priežastis, kodėlgi aš nepasiklysiu, nes mane išmokė. Jeigu mes pakeisime šitą sakinį truputėlį kitaip, tėvas mane išmokė orientuotis pagal medžius ir žvaigždes, kad nepasiklyščiau nei miške, nei dykumoje. Čia jau ryškesnė yra tikslo reikšmė, kad tėvas turėjo tokį tikslą, kad aš nepasiklyščiau ir todėl mane išmokė. Taigi visada reikia žiūrėti, kuris aspektas yra svarbesnis, aiškesnis.